Labas rytas, gerai miegojau, paliksiu bent 10 eurų čia, jau deduosi daiktus. Atrodo visoko laukia, nes vėjas didelis. Šalta, kol kas kojom, šalta dar man po vakar. Gerai miegojau užtat, bet perėjau nuo grindų ant sofos, nes labai šalta buvo. Labas rytas, dabar jau tikrai 9 valanda ryto, paliekam šitą nuostabią vietą. Moteris jau išvažiavo reikalais, aš jau pasiruošiau. Kol kas šilta, jau su pirštiniam, su striukė pasiruošus. Padariau šiandien geriau, lengviau šiek tiek plaukti. Reikia padaryti pertrauką, atsigerti, užkasti ir plaukti toliau. Dabar reikia dar greitai tualetą nueiti. Ežeras ar jūra? Nu ir banguoja. Pavalgysiu šiek tiek, užkasiu, plauksim toliau. Labai noriu į tualetą, radau krantą pagaliau. Eikti savo, kaip noriu. O visi krantai, va, tokie
Ir dabar vėl pakilo vėjas, tai bangų daugiau. Pailsėt po 3 valandų ir klavimo. 4:30. Dabar pavalgysim. Ežeras kaip jūra. Antra diena ir labai sunki. Reikia pasižiūrėti, kas tenai. Truputėlį mane užstojo dabar vėjas, nėra taip šalta kaip vakar, nes dabar priešpriešinis, bet šiandien silpnesnis, tai ir kluoti šiek tiek geriau. Ir jau matosi iš toliau medžiai ir tas kitas krantas ir ten bus paplūdimys ir man palei šitą krantą jau koks apie 10 km ir jau būsiu upėje. Šiandien labai noriu upę pasiekti, nes ją jau turėjau vakar pasiekti, bet nesitikėjau, kad ežeras bus toks sunkus. Taip bandysiu pasiekti šiandien upę vakarop, 4:30, 8 jau bus tamsa. Tuoj bus tamsu, labai šalta, išmetė mane čia ant kranto, ten jau mano upė, labai prie pat, bet labai norėjau į tualetą, reikėjo staigaus kranto ir čia ir nakvosiu, o tenai pasislėpsiu nuo vėjo. Einu statytis greičiau palapinę, nes labai šalta. Ten kokios bangelės. Rytoj išplauksiu per čia. Išsemti dar vandenį reikės, paliksiu baidarę apverstą. Dar netikrinau orų, ar lis ar nelis. Vėjas turėtų aprimti, tai čia taip pasistačiau. Dar irklą į savo vietą. Oi, sunki dienelė buvo. Užtat gražus vakaras.